Sveiki, draugai, aš Taifun. Draugai, visiems jums siunčiu didelį glėbį linkėjimų iš naujos dienos. Sveiki, pagarba ir meilė visiems. Šiandien labai stiprus šaltis, draugai. Vakar sakiau, kad šalta, bet šiandien dar šalčiau. Tikrai labai šalta. Ką tik stipriai palijo, net kruša krito. Tai truko apie pusvalandį ar valandą. Dabar, kai oras aprimo, pagalvojau, nufilmuosiu jums vaizdo įrašą. Mūsų ūkyje atsirado naujas narys, pudelio veislės šuo. Šį kartą jis nesvečias, o mano paties augintinis. Netrukus jums jį parodysiu. Jis tikrai nuostabus, protingas šuniukas. Dabar jis yra konteineryje. Iš pradžių įdėjau jį į narvą. Pasirodo, mūsų pudelis labai išdykęs. Mes paėmėme suaugusį, ne šuniuką. Dabar jam maždaug 9 metai. Jis pabėgo iš narvo. Ir dar jis yra iš tų didesnių pudelių. Jei neklystų, jų dydžiai skirstomi pagal numerius. 1, 2, 3 ir 4. Tai iš tų didelių. Tai pamatysite. Prašau, iki tol nenuvilkite manęs. Prašau, jei norite mane palaikyti, paspauskite patinka, užsiprenumeruokite ir parašykite komentarą. Būčiau labai dėkingas. Žinokite, jūsų patiktukai ir komentarai man labai svarbus. Jūs žiūrite šios vaizdo įrašus. Bet ne vienas nepaspaudžiate patinka, tikrai nuoširdžiai liūdžiu dėl to. Ar manote, kad patinka man uždirbs pinigų? Ne, broli, nėra taip. Aš žiūriu į patinka, matau, kiek jums patinka vaizdo įrašai. Sakau savo, žmonės mane palaiko, man tai patinka. Be to, net jei ir uždirbtume pinigų, tie pinigai neįkrenta į mūsų kišenę. Mes juos išleidžiame mažyliams, draugai. Prašau jūsų, nepagailėkite bent truputį palaikymo. Šiandien paleidau Gėdzę, paleidau Pusat babą. Pusat! Kur mano lituk, sūnau? Tikrasis Anatolijos sūnus. Mano gražuolis sūnau. Pusat baba, mašala tau. Mano Pusatas gerokai priaugo svorio, visiškai atsigavo, bet mes jam buvom uždėję grandinėlę ant kaklo. Mūsų žmogus nusiėmė grandinėlę nuo kaklo. Jau 2 valandos, kai jį paleidau. Po to paleidau ir Apolo babą. O dabar pažiūrėk į mano Pusatą. Pažiūrėk į jo kūną. Žiūrėk, 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 žiūrėk. Mašala mano liūtui sūnui. Atvyko iš Sivaso kalnų mano liūtas. Vilkiškas kangalas. Žinai, mano Pusato giminė labai stipri. Mašalach, mano gražus sūnau. Matai tą liūto uodegą? Tikras Sivaso kangalas. Apolas! Apolas irgi geras formos, draugai. Kartais su Pusatu jie susipyksta, matote? Pusatai, ateik! Ateik, sakau, Pusatai, Apolai, ateik, ateik. Ateik, sūnau, ateik, sūnau, ateik, sūnau. Apolo irgi paleidau, jau praėjo 2 valandas. Pagalvojau, tegu pasivaišto mano liutukas. Mano gražuolis, sūnau, dėl tavęs viską atiduočiau. Mano charizmatiškas, sūnau. Mašala tau. Ateik, Apolonai, ateik. Oras šaltas, pažiūrėk, nufotografuok tą medį, tą viršuje esantį medį. Labai stipri audra, draugai, pažiūrėkite. Tikrai, tikrai, čia siaubinga audra. Ar Marla atėjo, mano gražuolė? Ką, mano brangioji? Mano karalienė. Eikime, eikime kartu. Eikime pažiūrėti jų jauniklius. Netrukus ir Destanus paleisiu, kad pasivaikščiotų. Vėl paruošiu vaikams maisto. Lietus, purva, žiema ar audra. Mums nesvarbu. Ką padarysi? Mūsų laukia vaikai, dėl jų ir toliau dirbame, išskyrus dėdę. Dėl dėdė daugiau nedirbsiu. Dėl dėdė nedirbsiu, tegu dėdė ten ir lieka. Tegu šis dėdė lieka čia. Mėklaužadą dėdė uždariau ten, ramiau pasidarė, prisiekiu. Ten uždariau, pažiūrėk, užumuok mano balandžius šiame vaizdo įraše. Juos irgi šiek tiek parodysiu. Valaliutai, to jūs paleisiu. Šitie balandžiai, antis, žąsis, broli, labai mėgsta tokį lietingą šaltą orą. Matai, visi susirinko prie tikslo. Pažiūrėk jų grožį, mašalach jums. Mašala mano mažyliams. Ateik, ateik, filmuok štai čia, pažiūrėk, marazo vietą. Broli, matai po lietaus, kaip viskas purvina, žiūrėk, visas purvas. Ir dar lietus ilgai nelyja, trumpai lyja. Tikrai nežinau, ką darysime. Šitas purvas mums sukels daug problemų, draugai. Šitos Marazą, Čiutyrą, Apolą, Eskobarą, Karlosą turime iš ten pašalinti. Pažiūrėsime, jei pavyks surasti suvirintoją, bandysime padaryti tai savaitės metu. Ir mums reikia suvirintojo. Reikia sutaisyti tos narvus ir visą kitą. Aš sutvarkysiu gimdymo patalpoje esančių kambarių sulūžusias duris. Man dar reikia nusipirkti šiek tiek trinkelių, grindinio akmenų. Turime juos iškloti. Šis purvas vargina tiek gyvūnus, tiek mane. Broli, pažiūrėk čia. Nuo purvo viskas tapo baisiai nešvaru. Naktis. Mašala, mano dukrai. Ateik, šiandien tėtis šala. Šiandien tėtis šala, tėti. Vandam baba,
Nufilmuok mano vandamą, tegul visi pamato tikrą kilnumą ir charizmą. Mano liūtė. Kaip sekasi, bičiuli? Mano gražuolių sūnau. Eikime, pažiūrėkime, kaip laikosi Hektoras ir Zeina. Jaunimas. Ką jūs čia veikiat? Zeina, sakau, to nešokinėk tiek daug, bet tu vis tiek nesiliauji. Taip sakau todėl, kad draugai, mes ją suporavome su Hektoru. Jei jį per daug šokinės, gali nepavykti, supratai? Todėl jį neturi per daug šokinėti, tikiuosi, kad viskas bus gerai. Hektori tėvelė, kaip sekasi liūto vaikelį? Šitas Karlosas dažnai pasirodo viešumoje, ar ne? Girdėjai, Hektori? Mano liūtė, tėvų Karlosas dar šiek tiek paauga? Kaip manote, dabar stipresnis Karlosas ar Hektoras? Laukiu jūsų komentarų, rašykite, bičiuliai. Aleksai, nusiramink. Šie pomeranijos šuniukai tikrai daug loja, mano mylėjai. Jūs ten tikrai triukšmaujate. Karamel, ateik čia. Na, tuos destanus tuoj pat sutvarkysime. Destanai jau laukia paruošti. Ryte ir aš juos paleidau vieną kartą. Kad pasivaikščiotų. Gerai? Gerai, pasivaikščiojo, pažaidė. Dabar irgi paleisiu juos. Ryte oras buvo šiltas. Dabar šunių, broli. Turi pripratinti prie karščio, šalčio, prie visko. Turi patirti ir karštį, ir šaltį, kad gyvūnas įgytų imunitetą. Mes irgi tokie patys esame. Žiūrėk, aš lengvai nesušalu, bet šitas oras mane šaldo, supras, toks šaltis yra. Jie irgi turi pratintis prie bet kokio oro, vaikščioti ir šlapi. Karštyje irgi keps, per sniegą irgi vaikščio, supratai? Turime stiprinti jų imunitetą, mano liūtai. Ir dar. Dabar jie būna ant keramikos ir plytelių. Čia plytelės ir betonas. Jaunikliams tai sukelia kojų iškrypimą, todėl jiems reikia judėti. Todėl dabar pradėjau juos išleisti į lauką ryte ir vakare. Reina, mano liūtė, mano mergaitė. Ateik, parodykime mano balandžius. Nefilmuoju balandžių vaizdo įrašų. Labai ant manęs pykstate, pažiūrėk į mano pusatą. Tikras liūtas. Gražuolis mano sūnus. Ateik. Dėl tavo kilnumo viską atiduočiau, bičiuli. Tikras kilmingumo įsikūnymas. Eikime, draugai, paleiskime balandžius. Štai ir kūdikiai pasirodė. Palauk, fistikai, ar čia tu? Išgąsdinai mane fistikai, pagalvojau, kad atėjo kitas šuo. Neparodyk man mano mažyrius. Kūdikėliai, ką jūs darote, mano meilės? Ar pasilgote savo mamos? Na, mano avinėlis, kur mano avinėlis? Kur mano avinėlis? Kur mano avinėlis? Ar išalkote jūs? Tėtis vėl jums skanių vištienos sultinių padarė. Vakar ėdos gerai, mano meilė. Išalko mano mažyliai. Aš dėl jų viską padaryčiau. Ko jūs tokiame lietuje lauke vaikštote? Visi susirinko. Aš ketinau juos atiduoti, bet persigalvojau, broli. Tikrai persigalvojau, aš juos labai myliu. Jie bent jau čia pripranta. Vištas ir kitus paukščius jie saugos, kai užaugs. Kartu su fistikų. Todėl ir sakiau, kad tegu lieka. Vėl parodykime mūsų kasdienę rutiną ir maistą. Ateik, pažiūrėk, kaip gavosi mūsų maistas. O dieve, žiūrėk. Matai, kaip jis įskyrė sultis. Pažiūrėk, kaip nuostabu. Pažiūrėkite vandens spalvą, pažiūrėkite kolageną. Oho. Tai juk gydantis dalykas. Ar žinote, kodėl ypač pabrėžiu kolageną? Kolagenas, ypač jaunikliams, yra labai svarbus kaulų ir griaučių vystymuisi, draugai. Jų kaulai bus stambus, jų riešai, kaukolė, visos kūno dalys vystysis, supratote? Todėl savo jaunikliams duodame daug kolageno. Bet nereikia persistengti, kad nesukeltumėte viduriavimo. Turite būti atsargus dėl to. Kas nutiks, jei sukelsite viduriavimą? Jis taps imlus ligoms. Pavyzdžiui, kai kurie man sako, vištienos sultinys, kepenis. Ar jie nesukelia viduriavimo? Sukelia. Ypač jei duosite tik kepenis. 100% sukels viduriavimą. Reikia gerai sumaišyti su pašaru. Kokybiškas. Nufilmuok šituos, nufilmuok. Dieve mano. Mašo, tegu visi pamato šitą paukštį, nufilmuok. Mano liūtai, oi, galvą už jūs guldyčiau, oi. Matai juos? Tokie audringų orų. Paukščiai taip pat blaškomi į kitą pusę. Kaip jie skrenda, mašala. Mano liūtai jūs, tokį tikrą paukštį. Ir reikia skraidinti, tokio audringo oro. Sūnau, ar ten vanagas, kuris juos seka iš paskos, ar paukštis? Ten gale yra vienas juodas. Turbūt ne vanagas, ne balandis. Gyvūnai ten tokioj audroje, kad juos vėjas nešioja ore.
Jie negali ramiai skristi, supranti? Mašala mano liūtams. Jie yra tikrieji Anatolijos vaikai. Tikrieji. Filmuok, kad tėvynė pamatytų paukščius. Filmuok. Jei tai ne vartūnas, aš jo ne prie durų nelaikyčiau. Žiūrėk, neseniai čia kažkas atėjo. Jis pasakė, kiek kartų gyvūnas apsivers, už kiekvieną apsivertimą duosiu po 1000 lyrų. Vienas iš tų mūsų paukščių dabar tikriausiai skrenda. Kažkur aukštai. Vienas iš jų iš eilės padarė 50 salto. Jis ištraukė 50 000 lyrų, parodė ir pasakė, duosiu, duok į ban pervesiu. Sakiau, ne, neduosiu. Pamirš 50 000 lyrų, tegul duota 100 milijardų, vis tiek neduočiau. Sūnau, mes esame šio reikalo fanatikai. Supratai? O žiūrėk, balandžiam šnapžantis vyras, tai fundė mirdži. Ohohohohohohoho. Iš tikrųjų nusipirksiu savo vieną švilpuką. Kai tik sušvilpi švilpuku, jie pakyla, lyg kas vors švilpto, ne? Kai tik sušvilpi švilpuku, jie pakyla. Nufilmuok ir tuos viršuje. Kodėl šie liūtai nekyla? Čia toks labiau besilsintis būrys. Bet kiti balandžiai, tai tik leidžiasi žygį. Leidžiasi, kyla, žiūrėk. Žiūrėk. Jei kas nors iš toli juos pamatytų, pagalvotų, kad tai erelių būrys. Žiūrėk, mašala, atiduočiau už jūs viską, oi. Ateik, sūnau, lip žemyn, sūnau, lip žemyn. Lip žemyn, ateik. Pakelkime juos irgi, gerai. Jei dar galėtume švilpauti, būtų tobula. Tikrai paukščių augintojai būtume. Tik švilpuko trūksta. Na, pabandykime. Na, sūnau, pirmin. Pirmin. Kelkis, pažiūrėk, kelkis. O čia tai malonumas, broli. Mes dabar prie smagiosios viso šito dalies. Supratai? Mes dabar prie smagiosios viso šito dalies. Smagiosios. Velnis. Vištidės stogas, matyt, šiek tiek supuvęs. Kai aš užlipau, pradėjo traškėti. Aš net nematau balandžių, kaip jie aukštai pakilo, šaunuoliai. Oho. Šaunuoliai jūs, mano mylėjai. Šitie yra mano brangiai. Leisiuosi čia žemyn, pažiūrėsiu. Dabar nesuprantu, kodėl aš čia užlipau. Net lasdos neturim rankose. Tokiu momentu, kai užsiemu su paukščiais, užsivedžiau. Kartais taip nutinka. Tegul mūsų paukščiai skrenda. Palikime juos ramybėje. Prašau, atvesk ožką čia, pažiūrėk, dėl Dievo. Pažiūrėk, kokia miela mūsų ožka. Ei, pamuk, ką tu darai, pamuk. Tu išsipūtusi mergaitė. Matau, kad tau viskas gerai. Mano pamuk. Jis irgi įėjo į vištidę. Matai, jis ten leidžia laiką. Oho. Šaunuolė, mano mergaitė. Greičiausiai kitą savaitę atvešiu vištas. Turime padidinti tų vištų skaičių dar kokiamis 20, draugai. Dar 20. Iš tikrųjų, žinai ką, ateik, padarykim taip, ateik. Duokime tiems mažyliams vištienos sultinio. Jie stovi lauke. Gyvūnų mažai. Tegul sušyla viduje, draugai. Kodėl jie taip garsiai šaukia? Ei, kas vyksta, alio? Aresai, pirmin. Teik iš čia. Priešiškumas asilui baigėsi, dabar prasidėjo ožkos eilė. Šitiems mūsų mažyliams įdėsime vištienos sultinio. Bet kaip tai padarysime? Jei truputį apvalytume kaulus. Kaip dabar šį vištienos sultinį duosime gyvūnams? Reikia samtelio. Reikia samtelio. Nėra dubens? Palauk, gal taip padarykime. Tada pakelkime katilą. Bismillahirrahmanirrahim. Jeigu gyvūnų jaunikliams bent šiek tiek sušyla vidus. Nes šie laukia liečiasi prie purvo ir liusko. Matai, koks čia gėris. Oho. Ateik. Ateik, sūnau. Višta, tu negirk. Ateik, nufilmuok jūs. Nufilmuok. Į sveikatą mano mažyliams. Kur jūsų brolis ar sesuo? Vištos irgi gers. Tegul gyvūnai sušyla, tai bus jiems naudinga. Kur dingo jų brolis? Pažvelkime, paimkime vieną jų brolį. Ateik, mergytė, ateik, duodu valgyti, ateik. Oi. Gerk ir tu, mano mažylė, eik. Tegul jums sušyla viduje. Tegul būna naudinga mano mažyliams. Matai, kaip nori jie geria.
Kartais papildysi, bet mes naudodame kiekvieną dieną. Nufilmuok paukščių, žiūrėk, jie leidžiasi, žiūrėk. Žiūrėk į dangų. O mašallah. O, mašallah jums, mašallah. Kad tik nenužiūrėtų mašallah mano liūtams. Jaučiuosi, lyg prieš mane būtų netikras gyvenimas, o tarsi paveikslas. Tarsi eilėraštis. Tikrai, jie atrodo kaip paveikslas, broli. Jei klystu, pasakykit, kad klystu. Aresai, tu man jau galvą išūžiai, žinok. Aresas! Kana? Eikime, draugai. Tas Aresas su savo liežuviu tikrai vargina žmogų. Palaukite. Ne, tu eik pirmas. Ne, mergaitė. Palaukite ten. Pažiūrėk į Aresą, dabar jis ožkų priešas. Ožka, duok šitam Aresui gerą pamoką, kad pasimokytų. Sūnau, žiūrėk, supyksiu ant tavęs, neliesk ožkų. Na. Palauk. Nesilk išdykeliškai. Eik ten toliau. Ateik, gerai, ramiai. Sekite mane. Ateik. Ateik. Dėl šio purvo, draugai. Mes taip pat surasime sprendimą. Nufilmuok Apolą. Apolą, žiūrėk. Apolo poza nuostabi, broli, matai jau uodegą. Kaip kulka, tikrai sakau. Lyg kulka vamzdyje, tikrai. Mano liūtas. Žiūrėk, kaip su pusatu susikerta. Are, būk protingas. Ateik čia. Tu irgi tikloji, bet nekandi, ne? Tikrai, tu tikloji, bet nekandi, žiūrėk. Jei nesiruoši kovoti, nelojak, netrukdyk. Kam to dabar reikia? Argi ne taip dabar? Jis neturi drąsos kovoti. Tuščiai loja. Apolonas, ateik. Ateik, leis man paglostyti savo Apoloną. Apolonas jis yra šaltų orų šuo, bičiuli. Jis visas gauruotas. Jis labai mėgsta šaltą orą. Žiūrėk, Are. Are, būk geras. Šaunuolis mano liūtė. Gana, Vyde. Gal reikėtų šitą uždaryti? Lauk, uždarysiu ir šitą. Bet kur mes uždarysime? Juk abi šias duris jau užrišome. Dabar norėjau paleisti mūsų pudelį. Įdomu, ar šitas beprotis puls pudelį, ką? Areso elgesys kartais nenuspėjamas. Velnes, juk turėjome paleisti Destonus. Velnes, ir tai pamiršome. Mes tada Destonus paleisime kitame vaizdo įraše. Eikime. Dabar? Dabar ir jo nepaleisiu. Šį kartą turiu ir juos sekti. Gerai, jaunime, nusiraminkite. Princes, čia aš. Draugai, princes mane palaikė, svetimų puola mane. Mergytų išprotėjai. Aš esu Taifun Demirči, tavo mylimas tėtis. Juk aš tave išgelbėjau iš gatvės, prisimeni? Na, ateik, nusiėmiau gobtumą, ateik. Dukra, tu mane palaikėjai svetimų. Beprotiška mergaitė, pašėlus. Kai tas gobtuvas buvo uždėtas ant mano galvos. Tu mane palaikėjai svetimų. Velnes, mano princes. Kaip tu gali neatpažinti tėčio? Ar viskas dėl vieno gobtuvo? Nejaugi net iš balso neatpažįsti. Palauk, Nataša, Nelieskite, princes. Rimtai, jį manęs nepažino, beprotė kažkokia. Jau kai kas nors ateina į sodą, jinai taip paprastai neįleidžia, net jei su kaukė. Jie iš karto puola, nelies Natašos. Iš tikrųjų, jei pažiūrėsi, Nataša irgi pavydi mane šunims. Aresas taip pat. Su Natašo tas pats. Nu, eime dabar į konteinerį. Viduje taip pat kūrename krosnį, sušilkime. Paimkime ir tą malką. Įmesime į krosnį. Tikrai šiandien džiauriai šalta, draugai. Parašykite komentaruose, ar pas jūs sninga. Daugelėje vietų jau pradėjo snigti. Ryte vėl buvau tiesioginėje transliacijoje TikTok'e. Ateikite į TikTok. Tai yra Taifande Mirci Tabavu. Pabaigoje W. Ten bendraujame su jumis. Gerai, karvosai. Nusiramink, karvosai. Mano gražuoli, sūnau. Štai nufotografuok pudelį pro langą. Sūnau, ar išėjai pro langą, mano galiūnė? Ateiname pas tave. Mano gražuoli, sūnau. Dabar greitai įeikime į vidų. Tėvų šunys neįeina, tu eik pirmas. Ne, mano mergaitė. Paša, ką tu darai, Paša? Mano gražuoli, sūnau. Ar tu visiškai sujaukiai namus? Na, išdykėlį. Ar tu visiškai sujaukiai namus? Kas čia per netvarką? Ateik čia. Ateik. Ateik, oi, gražuoli. Dabar nusivilksiu šį paltą, draugai. Nepatogiai sėdžiu. Palauk, Paša. Ateik čia. Eik ten, palauk manęs. Palauk, tėtis dabar tave pamiluos.
Stok. Žiūrėk, tas naujas šuo, kurį atvežėme. Puikus šuo, tikrai sakau, žiūrėk. Ateik. Ateik, sūnau. Dabar parodysiu jums jo judesius. Šitas berniukas yra pudelis, gerai? Beje, jis neturi vardo. O, palauk, neklaužada, palauk. Brolau, jis labai nori dėmesio, labai nori meilės. Neįtikėtinai protingas. Labai žaismingas, labai draugiškas šuo. Jis neturi vardo, mes jam duosime vardą. Kaip ir sakiau, jie būna įvairių dydžių. Šis yra iš didesnių, bet jis nuostabus šuo, broli. Tikrai labai jį pamėgau. Šį kartą pagalvojau, kad pasiimsiu vieną pudelį. Jis ir išmokytas, gerai? Jo istorija irgi šiek tiek paini. Dabar žiūrėk. Šį šunį jie rado gatvėje. Gerai? Kažkas jį atvežė iš vasarnamio ir paliko gatvėje. Po to, jei gerai prisimenu, šiek tiek juo pasirūpino žandarmerija. Tada žandarmerija rado jam kitą šeimininką. Šį kartą ir ten gyvūnui buvo sunku. Dabar jis yra naminis šuo. Turime vieną bičiulį, vardu Volkanas. Po to jį pasiėmė Volkanas. Jis irgi galėjo jo pasirūpinti tik 3-4 dienas namuose. Ten buvo daugiabutis, jis labai loja, todėl šį kartą kilo problemų. Po to mano brolis pasakė, ar gali tu pasimti? Jei negali, jis sakė, nenoriu, kad jis eitų į prieglaudą. Pasakiau, gerai, atvežk paimsim. Sakiau, kad turėtume vieną pudelį šalia mūsų. Po to ir tą priglaudžiau, draugai, bet aišku, narvėjais negali būti. Ateik. Tai naminis šuo, jį pasiimsiu čia šalia savęs. Bet bus ir Izabelė, kaip dabar bus sūnau. Ką? Turime pasirūpinti, kad jie su Izabelė sutartų. Taip pat prašau jūsų pasiūlyti gražų vardą mano sūnui. Pažiūrėkite, kuris jam tiktų, gerai? Laukiu iš jūsų gero vardo pasiūlymo. Pažiūrėk, kaip jis žiūri pro langą. Šunys irgi viską išpurvina ant langų, suletinam viską išteplioja purvų, draugai. Eikime. Dabar parodysiu jums kai kuriuos jo įpročius. Ateik, sūnau, ateik, sūnau, ateik, sūnau, ateik, sūnau. Ateik, sūnau, ateik. Ateik, sūnau, ateik, sūnau, ateik, sėsk. Sėsk, mašalachtų. Duok letiną, duok letiną, duok letiną. O, mano protingas sūnau. Ateik dar kartą, tai palauk. Palauk, sėsk, ateik. Sūnau, ateik, ateik, ateik. Paša, sėsk. Sėsk, duok letiną, duok letiną. Duok letiną, duok. Duok. Šaunuolis mano sūnau. Šaunuolis tu. Matėte, jis moka komandą, sėsk. Jis moka komandą, duok letiną. Po to nelies mano pirštinės, palauk, ei. Jis jau pratintas prie tualeto. Namuose nesituština, kai nori tualetą pradeda inkšti. Ir šiuo klausimu jis labai protingas. Štai mano liūtas. Nuo šiol ir mūsų čia liks, brolau. Ateityje dar šalia jo paimsiu vieną patelę, kad turėtų porą, ką? Manau, mums tinka, visada turėjome griežtų šunis, tegul dabar turime ir tokių mielų šunų. Jų daug nėra, nufilmuok ir mūsų krosnį. Nusileisk čia ir parodyk. Mūsų krosnis, ačiū Dievui, dega kaip reikiant, matai? Tebūnie Dievas pagarbintas. Tai Fundemirci, tai daro šį darbą. Ateik, nufilmuok ir iš viršaus. Dega, žiūrėk, 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 žiūrėk. Po to, kai buvau lauke, įėjęs į vidų taip atsipalaidavau dėl šilumos. Palauk, pridėkime dar vieną malką prie šito. Iš tų plonesnių. Tegu mūsų krosnis gerai kaista, brolau. Tegu mūsų krosnis gerai kaista. Mašala. Gerai, palauk, tegul aš pakviesiu tą berniuką čia. Berniuk, ateik. Ateik, gražuolė, ateik, 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 atsisėsk. Atsisėsk šalia manęs. Atsisėsk šalia manęs. Matėte, koks jis draugiškas žmonėms? Be to, jo veidas paprastai nėra toks smailas, draugai. Čia taip pat buvo kailio. Jo kailį nukirpo žirklėmis, todėl jis šiek tiek nelygus, todėl ši vieta atrodo smaili. Kai kailis ataugs, jo veidas vėl atrodys normaliai. Jo kailis dengia akis, jis pradėjo blogai matyti, todėl jį nukirpo, bet kai šiek tiek per daug nukirpo, ši vieta liko tokia bukesnė. Dabar tegul šie plaukai atauga. Po to jos snukutis atrodys geriau. Ar išimti tave dabar, ką? Mano liūtė. Ar išimti tada, ar supažindinti su kitais vaikais? Na, ateik čia, pažiūrėkime. Na, ateik čia, pažiūrėkime. Ateikite, išimkime jį, bet juk prie durų yra ir Apolonas, ir Pusatas. Jie irgi ten vaikšto. Ir visi atauždymo garsai. Palauk, pažiūrėsiu. Tada mes išeikime pirmi. Pažiūrėkime, kokia situacija. Pagal tai. Palaukite, pažiūrėkime, palaukite. Pažiūrėk ten, broli, visi laukia prie durų, visi. Dabar ateik, pažiūrėkime. Ne, palauk, sūnau, tu palauk. Palauk, liūtė.
Ko jūs negalite pasidalinti? Ką? Apolo, kas vyksta, sūnau? Iš tikrųjų, Apolo jiems nieko nesako. Jie kabinėjasi prie Apolo. Ei, jokio muštynių. Matai, šį kartą jis irgi tapo Apolo priešu. Gerai, siuslė. Palauk, čia turime truputį juos praskirstyti, broli. Pažiūrėk į Pusatą, kokią fizinę formą. Pusat, broli, tavo krūtinė tikrai gerai įsipūtė. Fizinė forma, broli, tobula. Parodyk ypač iš čia, parodyk būtent iš čia. Tegu matas iš čia. Mašala mano sūnui, tikram liūtui. Broli, Pusatas labai pastambėjo, super. Are, ateik. Ateik, mūsų tas pudelis, dabar patinas, jį paleistumėm. Ar jie susimuštų su šitais? Tonis, Neklaužo datonės. Tik nebesimuškite, skirstykite, stovėkite normaliai, vyrai. Nenoriu jokios kovos, girdėjot? pažiūrėk į jos, Jie žmonės suėda, tikri žmonių ėdikai. jie žmonės sėda. Palauk, paimsiu pudelį. Ateik, mano berniuk, ateik. Ateik, palauk, ne jūs. Ateik, sūnau, ateik. Ateik, Paša, ateik. Ateik, palauk, Pusat. Palauk, minutėlę. Turiu jį paimti ant rankų. Ateik, sūnau, ateik, Paša. Palaukit, išeikit, vyrai. Kiek čia daug šunų? Bėg, pasitrauk. Gerai, palaukite. Tu šiek tiek pakliuvai tarp tokių kanibalų, bet aš tave prie jų pripratinsiu. Palauk, dabar pasiekime. Ne, palauk. Ne. Ne. Palauk, gerai, nusiramink, sūnau. Nusiramink, sūnau. Mūsiškis truputį 9 drovus, bet priprasi, toks drovumas yra gerai. Jeigu būtų buvęs agresyvus, būtų puolęs juos, tada nepriprastų. Dabar juk jis įsilieja į naują šunų gaują. Tik tegu tik neina pas medūzą. Ateik, sūnau. Ateik, pašaitų, ateik. Ateik minutėlį į medūzą. Ką jūs darote, ką? Pusat, aš tau galą sulaužysiu, žinok. Būk geras. Palauk. Jei jis nueis pas Pusatą. Kas bus? Jie gali susimušti. Pusatas šiek tiek problematiškas, kiti nieko nedarys. Palauk, Toni. Jis šiek tiek pasidrovėjo, sūnau. Gerai, pripratinsiu tave. Gerai, Pašai. Kai pirmą kartą atvyksti, taip ir turi būti. Dabar jis svetimas šuo. Jis prisijungia prie šunų gaujos, bet svetimam šunį labai sunku patekti šunų gaują. Supratote? Todėl jis šiek tiek drovisi, kai bando prisijungti. Aš jį pripratinsiu, po kelių dienų matysite, kaip jis bėgioja ir žaidžia sode. Jų gyvūną pasiėmėme ne tam, kad laikytume uždarytą namuose. Jam taip pat reikia pasivaikščioti. Pusatas truputį drovis. Palauk. Bet bijau, jei nueitų pas medūzą, žinai. Gerai, Karlasai, ramiai. Stok. Dar kartą jį paleiskime. Palauk. Ne. Nusiramink. Ne. Pusat, neišdykau. Ateik, sūnau, neatsitrauk nuo manęs. Palauk minutėlę, ei. Pripratinsime jį. Dabar jie uostinėja, susipažins. Supratote? Pusat. Turbūt palaikiai šunį žaislų. Jis bando kandžioti tarsi žaislą, palauk. Nesupratau, ar jis taip daro dėl kailio? Gerai, dabar bendros reakcijos puikios, bičiuliai. Nu, niekas neužpuolė. Ateik, ateik. Ateik, sūnau, ateik. Palauk, leis man čia atsisės, turime siekti, palauk. Ateik, sūnau. Ateik, gražuolė, ateik. Palauk, siūsliai, palauk, tu irgi miršti iš pavydo, minutėlę. Palaukite minutėlę, aš jūs visada myliu. Ar man paglostyti tą naują atėjusių šunį? Matai, jis glaudžiasi prie manęs. Koks jis nekaltas. Kur tas liūtas? Palauk, mergaitė, gerai. Palauk, leis man, gerai. Gana. Taip negalima. Gerai, Asies, sustok. Ateik, sūnau. Aš išprotėsiu, kodėl aš čia atsisėdau. Ateik, Paša. Ateik, sūnau. Hop. Gerai, nusiraminkite. Nusiraminkite. Palauk. Bent jau šuo, ačiū Dievui, sutarė su kitais. Pastebėjote tai, ar ne? Dėl to mums problemų nesukėlė, ačiū Dievui. Bent jau tai, kad jis bijo kitų, mums yra privalumas. Žiūrėk, Pusatas lyg bandytų jam kedenti kailį. Tarsi graužtų kaulą. Bet jis ir nekanda. Jis keistai elgesi. Jo kailis kaip avies. Gal dėl to taip daro, nežinau. Nesuprat gerai, sūnau. Nusirėmė. Matei, jam jie visai nepatiko. Kur tu pakliuvai, sūnau, ką? Pusatas.
Pusatas man visiškai nekelia pasitikėjimo, draugai. Palauk, jis dabar pradėjo urksti. Nedaryk, tai matai, jisai susieržino. Tai ne avis, ne žaislas, o šuo. Jį kažką daro danties galiukų. Jį daro kažkaip keistai, nesuprantu, kodėl tai daro. Nemėgink, sūnau, elkitės protingai. Gerai. Aresas. Neklaužada tu, neklaužada. Neklaužada, Aresas. Dabar, broli, prasiveskime šį mūsų sūnų atgal į namus. Užtenka jam žaisti su tais žmogėdromis. Dar ir nesusiteptų dabar liks namuose. Ką darai, sūnau? Pusat, elkis protingai. Neterškime ir jo, ateik, eikime į namus. Ir balandžius musulmok, pažiūrėk dar kartą. Mašala, pažiūrėk, kaip jie skrenda, matai? Brolau, balandžiai mėgsta audringą orą. Palauk, pažiūrėsim. Palauk, jūs neateikite. Sūnau, dabar tu pasivaikščio, gerai? Gerai, Paša. Ar tavo kojose kas nors yra? Purvo ant kojų nėra, ar ne? Šiek tiek šlapės, bet vytelės irgi šlapės. Žiūrėk, dabar jie į namus, jis laimingas. Jis jų prisibijojo. Kągi padarysi? Gyvūnas jų. Sūnau, leis man pasidaryti kavos. Ar tu irgi gersi? Kur aš padėjau savo žiebtuvėlį? Palauk, aš ten padėjau, tegu pasiemu jį iš ten. Ateik, sūnau. Ateik. Ar gersi kavos, kavos? Ar aš neturiu tau ką duoti? Tau ėdalo daviau. Ar valgai ėdalą, matai, ištroškusi? Vargšas gyvūnas iškart labai ištroško. Ateik, žiūrėk, čia yra truputis bandelės, ateik. Ateik, ar valgysi bandelę, a? Neklaužada, ar valgysi bandelę? Atverk burną, atverk, ateik. Ateik, dar yra, ateik. Nevalgai juk, sėsk, sėsk, sūnau. Palauk minutėlę, ateik, pažiūrėk, sėsk, imk. Dabar, kai atsisėdo, apdovanosim jį, bet jam nepatiko skaniestas. Ar jis valgo šitą? A, ne. Sūnau, kodėl nevalgai bandelės? Jam patiko bandelė, juk su bulvėm. Ateik, ateik, sūnau, imk. Imk šitas valgyk. Štai šitą dar šiek tiek suplėčiau, mažesnį. Dešrelės ar kažko panašaus nėra, kad duočiau jam. Jei būtų dešrelė ar kažkas panašaus, jis ją dievintų. Ateik, paimk. Nunešk, sūnau. Šaunuolis mano, Paša, skanaus. Skanaus man, per daug nevalgyk. Jis ir taip nevalgo, viską numetė ant žemės. Dabar didžiausia jų problema, jie labai mažai valgo. Žiūrėk, jie nėra tokie kaip mūsų kiti. Tai ką 15 šitų suvalgo, mūsų Karlosas vienas pats suvalgytų. Taip paskaičiuok, brolė. Jie tikrai mažai valgo. Dabar pasidarykime kavos, kad sušiltume. Nežinau, ką darysime per šios šaltus orus, draugai. Vėl, kai dirbau darbus, oras buvo saulėtas, bet staiga apsiniaukė. Manau, kad artėja tikrai gausus snygis, ne juokais. Artėja rimtas snygis, draugai. Ateik, Paša, kodėl tu nesuvalgiai savo maisto? Palauk, pažiūrėkime. Kavos tu irgi gersi? Tu negerk, gerai? Tu negerk, pažiūrėk, kaip gražu tapo šiuose namuose. Mano mieloji, kaip gerai, kad mes jį pasiėmėme. Aš juk taip ir darau. Iš tikrųjų, mano planas buvo toks, draugai. Dabar, kaip žinote, Fistik pagimdė. Pasakiau Fistik, kad nutrauktų žindymą. Kai baigsis jos rūpinimasis mažyliais, galvojau, kad rūpinsiuosi Fistik namuose. Iš tikrųjų dar yra Izabel, bet ją irgi čia padėsiu. Gerai, bet su kuo mes tai sumaišysime? Kas žino, kur dabar yra šaukštas? Sumaišykime su šituo. Ką jau padarysi, tikrai nežinau. Vieną dieną taip ir numirsime, bet... Na, tebūnė viskas į gerą. Ką dabar padarysi? Ateik! Ateik, sūnau, ateik. Ten per daug nevaikščiok. O geriausia krosnės savybė. Išmes šiukšlės. Tai guldega viduje, ateik, Paša. Šiek tiek pailsėkime. Na, sėskis. Ateik, sėskis. Ateik, sūnau. Dar nepraėjo ne 2 valandos nuo tada, kai atvykai. O gal jau ir praėjo 2 valandos? Jau 2 valandas atrodo, lyg aš visą laiką jį maitinu, ar ne? Štai, broli, gyvūnas jaučia, kad yra mylimas, supranta? Dabar kartais jūs manęs klausėte, pavyzdžiui. Pateiksiu pavyzdį. Suaugęs šuo, ką tu darai, ką? Iškrypėlis. Elkis kaip žmogus. Matai, ką jis daro, jis visai nesigėdija. Ateik čia, ateik čia, ateik čia. Kad daugiau nematyčiau tokio nemandagumo, elkis protingai. Tu iškrypėlis, sūnau. Ką aš sakiau, kartais jūs manęs klausėte. Jei pasimčiau didelį šunį, ar jis priprastų prie manęs? Brolau, jei mylėsi, priprastų. Kodėlgi nepriprastų? Myli gyvūną, skirk jam daug dėmesio, jis pripranta. Jau daugumą šunų savo ūkyje pasiėmiau, kai jie buvo suaugę, jau dideli. Kai tu jį myli, jis vis tiek pripranta prie tavęs. Svarbu, kad gyvūnas matytų, jog yra mylimas.
kad jam rodomas dėmesys, supranti? Tada jis pripranta. Bet matyt mūsų berniukui, prasidėjo poravimosi metas, todėl jis truputį išdykauja. Jei turite gražią halę mūsų berniukui. Tai jau viską sutvarkysime, draugai. Eikš. Eikš, Paša. Eikš, mano liūtė, eikš. Jei tik tie tavo smūkio plaukai būtų vešlesni, būtų tikrai gerai, prisiekiu. Nukirpti juk. Pažiūrėsim, kaip gražiai atrodys, kai ataugs. Eikš. Tau reikia vardą. Ar žinai, koks turėtų būti jo vardas? Eikš. Kokį vardą jam duosime? Ir tu prisės kur nors, sūnau, kiek tu vaikštinai, tiek čia. Jūs nuspręskite dėl vardo, draugai. Laukiu komentaruose, jei rasime gražų vardą. Tokį vardą duosiu mūsų vaikui. Na, labai jūs myliu. Nepamirškite pamėgti vaizdo įrašo ir užsiprenumeruoti. Labai savimi rūpinkitės, iki pasimatymo. Likite sveiki, mano draugai.